Sveiki visi, paprašė manęs padaryti tutorialą, kaip aš darau popierinę kosmetiką. Čia aišku yra viskas žiauriai paprasta ir patys jūs galite spėti, kaip tai galima padaryti. Tai žodžiu, bet ko mums reikės? Mums reikės popieriaus, žirklių, lipnių juostos, pieštuko, trintuko ir flomasterių. Aš nedėsiu, nes pas mane jie visi įdėti į vieną dėžutę, iš kurių aš nenoriu visų flomasterių ištraukti, bet žodžiu, mums reikės dar flomasterių. Tai gerai, tai mums reikia tiesiog nusipiešti kosmetiką, kokią jūs norite daryti. Jūs galite perpiešti iš jūsų tikros kosmetikos arba pasimti iš interneto. Aš perpiešinėju iš interneto arba iš savo galvos. Tai bet aš žiauriai retai perpiešinėju kažką iš savo kosmetikos. Bet šiandieną mes padarysim štai va tokį vat lūpų blizgį. Tokį vat. Taip, gerai. Vamsu, kurį mes perpiešinėsim ir mes jį galim dėti ir apvesti. Arba tiesiog žiūrėti ir perpiešinėt, aš nežinau. Man galbūt būtų paprasčiau dabar tiesiog perpiešti, nes kai va taip apvedinėt, žiauriai sunku. Tai žodžiu, palinkėkite man sėkmės. Taigi, va tai aš perpiešiau ir aš nupiešiau vietoj torto lėlynės. Taip, gerai. Taip, dabar paimam flomasterį arba tušinuką, ištrinam mūsų piešinį ir paliekam, kad matytųsi tokios, žinot, šviesios linijas, kur mes nupiešėm. Va dabar aš ištryniau, bet piešinys vis dar matos, va matot? Ir mums nereikės ištrinėti, kai jūs išrašysit tušinuką arba dar kažko, nes jeigu jūs tušinukas gali, kai jūs trinat, tada jis gali tiesiog kažkaip tai negražiai, žodžiu, nusitrinti ir taip toliau. Taip, va mes ir nupiešėm, tai dabar liko tik tai nuspalvinti. Va mes ir nuspalvinom mūsų piešinį. Tai labai panašu šiaip visai. Tai va, daugiau mums šito nebereikia. Tai dabar mums reikia jį suklijuoti. Va, mes išklijavom va čia su lipnia juosta, dabar va reikia iš kitos pusės tą pačią padaryti. Taip, gerai, va mes ir išklijavom, tai dabar mums reikia, jūs jeigu ką čia galite prašyti kainą. Gerai, dabar mums reikia iškirpti. Taip, gerai, tai va toksai pas mus pavyko, sulyginkit juos du. Tai gerai, dar rašykite komentarse, kokią jūs norėtumėt, kokį tutorialą aš jums parodyčiau. Ir rašykite apie popierinę kosmetiką, kokį boksą jums surinkti. Taigi, čia buvo tiek, taigi viso gero.